Atvarėm į Budapeštą keliom dienom ir dabar nuvarėm į kažkokį random miestą. Nežinau kodėl. Ir dabar pėsčiom eisim į Slovakiją pavalgyt. Čia Dunajus, pagrindinis objektas turistinis, o ten Vengrija. Tai pasivaikščiom tame Estragene, kur anksčiau, kur pirmiausia atvažiavom ryte. Visai gražus centras labai. Tai po to nuėjom pėsčiom į Slovakiją, kur teko man iš gatvės tiesiog prisijungti prie skambučio praktikos, bet niekas nepastebėjo ar nepasakė nieko, tai viskas gerai. Po to su Autiku nuvažiavom į Višegrad už 8 centų tik. Čia vėl studentams nuolaida, kaip supratau, ir truputį pigiau online išeina jai per svetainę pirkt. Tai nežinau, gal kokius 2 eurus kainuoja pilnas bilietas, kas irgi žiauriai pigu yra ir užtruko mažiau nei valandą nuvažiuoti iki to Višegrado. Bet ten kažkaip nieko nėra ypatingo. Tiesiog pasivaikščiom, nežinau, gal pusvalandį ar mažiau ir tada su keltu persikėlėm į miestelį šalia, kuris buvo žiauriai gražus šiaip ir gamta, ten tos kalvos, bažnyčėlė kažkokia, ar nežinau, kokia čia religija. Nu ir va, ir po to nuvažiavom, keltas tas kainavo 2 PM ir traukinys irgi, nežinau kiek tiksliai kainavo, gal, nežinau, mažiau nei eurą kainavo traukinys iki čia, iki savo viešbutį, šiaip prie pat centro viešbutį išsinuomavom už 30 eurų per naktį ir labai geras viešbutis, čia, nežinau, viskas yra, bet va, vėl kaip ir pasakiau, beveik prie centro esam, nežinau, gal kelios stotelės su tramvajum, gal truputį ilgiau, bet kokie pastatai čia, čia visi tokie. Tai va, centras, žinoma, nerealiai gražus. Tai galiu kol kas papasakot, kaip nuėjom vakar. Tai yra pirmą savo dieną čia į tokį kruizą. Tikriausiai populiariausia veikla, populiariausia pramoga Budapešte. Kruizas su neribotais gėrimais. Kainavo 25 eurus. Truko truputį daugiau nei valandą. Ir tikrai buvo neriboti gėrimai, nes prieš 2 metus, kai aš čia buvau su draugė, mes irgi išsinuomavom tokį, bet ten kažkaip ne tai, kad skemas buvo, bet pasirodė, kad gėrimai neriboti buvo prieš patį kruizą. Tai reikėjo ateiti kažkokį, ne tai, kad sketchy klubą, ten toks klubas ar baras, ar vieta su keliais barais, jau dabar tiksliai neprisimenu, bet ten vėl nebuvo sketchy, bet žmonės kažkokie neaiškus buvo, nežinau, UK turistai, toks jausmas ir elgėsi taip, ten labai prisigėrė visi buvo, ir alus praskiestas buvo, ir kažkiek koktailį kaip pliusuose grinai, tai žodžiu neskanu. Ir po to nuėjom, kaip
kaip mokykloje ekskursija, ten vienas žmogus buvo su skėčiu spalvotu, kuris vedė mūsų link to laivelio. Nuėjom ir tada tame laivelį nebuvo jau nemokamų gėrimų, jau reikėjo pirkti, buvo labai daug žmonių ir buvo tikrai sunku prieiti prie baro, kad nusipirkti ir mes tada kažkaip on a budget buvom. Tai, žodžiu, visiškai ne vaibas buvo ir aš ten tiesiog grinai miegojau, nors ir buvo gražu, kadangi jau naktis buvo ir tas parlamentas, jau šviesos buvo įjungtos. Tai tikrai gražu, bet vaibo visiškai nebuvo. O vakar nuėjom, vėl už 25 eurus, daugiau nei valandą truko ir tame pačiame kruize galima buvo pasirinkti iš proseko, aperolių ir alaus. Ir mes pagrindę gėrėm proseko, aš ten dar paragavau alaus, tai nežinau, tiesiog alus. Bet tie aperoliai, jie turėjo 3 skonių, originalų, braškių ir kažkokį žalį, lygtais mėtų ar laimo, nežinau koks. Tai mes paragavom braškių ir tą žalę aperolį ir jie buvo, skonis buvo tiesiog supūvusių braškių ir tas žalis irgi tiesiog supūvęs skonis, net nežinau kokio vaisiaus. Tai žodžiu, mes proseko gėrim visą vakarą ir visą tą valandą. Ir momente buvo taip gerai ir taip gražu. Nebuvo dar saulėlydžio, bet vis tiek vaizdai neapsakomi tiesiog. Ir kadangi vėl mums buvo taip gerą momentą, kad sakėm, vėl eisim, dar turim kelis vakarus čia, tai reikia nueiti, toks geras dylas, bet po to ryte, kai atsikėlėm, kem minučių iki išėjimo, tai nusprendėm, kad reikia žinot saiką, turėti saiką ir nebeeisim, užteko mum, bet šiaip tas kruizas, kur mes nuėjom vakar, tai jis kaip ir originalus buvo. Tai buvo parašyta, jis originalus, tai nežinau, jie tą sugalvojo, ta įmonė, kompanija, no idea. Nežinau, kaip patikrinti, ar tai tiesa, ar reikia tikrinti ar ne, bet tikrai rekomenduočiau. Tai ėjom pasivaikščioti ir nusprendėm sustoti išgert aliuko. Vakar nuėjome į Thermal Baths, kur man buvo biški cringe filmuot, bet panašus dalykas yra labai populiarus Japonijoje. Ten jie vadinasi tiesiog Public Baths, kur aš irgi apsilankiau vieną kartą ir man čia Vengrijoje labiau patinka, nes Japonijoje ten, nebent kur aš nuėjau, tai ten negalima, kaip ir negalima, mane praleido su tatuiruotėm, bet vis tiek moteris ten įkyriai žiūrėjo ir ten reikia būti nuogu, tai ten yra išskirta vyrai atskirai ir moteris atskirai ir kur aš apsilankiau Čiboj, tai ten buvo kur viena vonė, net ne baseinas, negalim paplaukiot. Viena vonė buvo, kur karštas vanduo, bet labai karštas kažkaip nepatogiai ir tada, kur šaltas vanduo, kur labai šaltas buvo, o čia, kur mes nuėjom Budapešte, tai visai smagu, nes buvo daug mažiau vonių ir kainavo man tik 12 eurų, bet čia su studentų nuolaida ir be pirčių. Maksim nuėjo su pirtim ir be studentų nuolaidos jam kainavo 20 eurų, bet jam pirtis nelabai patiko, nes sako per silpnos. Toks random fact,
kad Vengrijoje galima lengvai visai rasti Asahi beer, kas yra japoniškas alus, nes Asahi gamintojui priklauso kažkokia Vengrijos alaus darykla. Nežinau kodėl būtent Vengrijos, bet man Japonijoje, kai aš studijavau, dėstytojas Vengras pasakojo, kad Asahi nupirko kažkokį Vengrijos alaus gamintoją ir sakė, kad lygtais ir Japonijoje galima rasti, bet mes bandėm ir neradom mūsų mažam miestelį. Buvom tokį bendrabutį ir what the fuck. Opa.